Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, Easy SEO rinkodaros agentūra. Šiandien video bus trumpas ir jis apie tai, kaip galima išnaudoti Google Business profilį, Google verslo profilį, GMB, kitaip dar vadinamas. Galima išnaudoti tam, kad gauti daugiau užklausų savo verslui. Ir dabar pažiūrėsim, kas tai yra. Iki 2024 metų vasaros, plus minus iki vasaros, buvo galimybė anksčiau rašyti verslui štai čia prie šitų mygtukų, kur yra skambinti, nuorodos, svetainė ir bendrinti. Buvo dar vienas mygtukas, kad buvo galima tiesiai parašyti verslui, parašyti žinutę, bet aš žinau, kad dauguma verslų tiesiog negaudavo tų žinučių, nes netikrindavo to funkcionalumo. Dabar Google jau pristatė tą įrankį ir jis jau yra veikiantis, Lietuvoje pasiekiamas. To parodysiu, kaip tai veikia. Galima gauti arba nusiųsti žinutę tam verslui per SMS arba tiesiai į WhatsApp Messengerį. Ok, pažiūrėsim dabar į Google Business profilį. Kaip atrodo, jeigu ta funkcija nėra aktyvuota. Tai ką mes matom, štai čia nieko nėra. Bet jeigu funkcija WhatsApp jau yra aktyvuota, tada tai gali atrodyti štai taip, šitoje vietoje, kur parodau WhatsApp. Jeigu paspausti, tada bus sugeneruota žinutė verslui į WhatsApp. Ir jeigu yra aktyvuota žinutė, jeigu yra aktyvuota funkcija siųsti SMS pranešimus, tada tai gali atrodyti štai čia, taip, kaip rodau teksto pranešimas, kaip rodau čia. Kaip galima aktyvuoti funkciją savo verslui? Reikia turėti savo prisijungimus nuo Google Business profilio. Reikia prisijungti, dabar parodysiu, kurioje vietoje galima surasti tą funkciją ir aktyvuoti. Taip, jeigu prisijungiat, tada jeigu kompiuterį, tai bus edit profile arba redaguoti profilį. Reikia paspausti ant redagavimo ir tada čia prie kontaktų galima aktyvuoti, kur yra chat ir pasirinkti WhatsApp arba text message ir tada įrašyti savo telefoną. Tiek šiam kartui. Jeigu jums reikia pagalbos su Google My Business profiliu, su žemėlapiu, galit susiekti. Taip pat, jeigu įdomu pakalbėti arba įdomu, kaip gauti daugiau pardavimų iš savo tinklapio, planuoju, kažkada ateityje bus paviešinta data, planuoju podcastą su pardavimo specialiste ir kalbėsim būtent apie tai, kokie įrankiai ir kaip galima padėti smulkiam ir vidutiniam verslui gauti daugiau užklausų, išnaudojant savo tinklapį. Užklausų ir pardavimų. Tiek šiam kartui. Jeigu naudinga, prenumeruokite naujienas, stebėkite Facebook'e, spauskite like. Iki.